Sveiki visi! Tai yra 2 procentų kampanijos video, sukurtas tam, kad paaiškintume, kaip reikia pildyti 2 procentų formas ir kaip jas pristatyti į valstybinę mokesčių inspekciją. Taigi yra 3 paramos teikimo būdai. Paraišką galime teikti gyvenamosios vietos mokesčių inspekcijoje, galime teikti elektroniniu būdu bei su elektroniniu paštu. Kalbant apie pirmąjį būdą, norint tokį prašymą pateikti, reikia tiesiog nueiti į valstybinę mokesčių inspekciją jūsų gyvenamojoje vietoje ir tenais užpildyti prašymą, kurio numeris yra FR 0512 antra versija. Nuėję ten jūs turėtumėt gauti tokią formą. Svarbiausia čia yra užpildyti jūsų asmens kodą, tai yra jūsų telefonas, vardas, pavardė, adresas, kurį turi sudaryti gatvės, tai yra namo numeris, buto numeris bei miestas. 5. Langelyje reikia įrašyti metus, už kuriuos norėtumėt skirti paramą. Tai šiuo metu turėtų būti 2013 metai. Ir taip pat labai svarbu pažymėti 6S langelį kryžiuko. Toliau pildome pirmąją eilutę ir prie gavėjo tipo turite įrašyti dvejetą, nes ISEC Lietuvoje yra vienetas, kuris turi teisę gauti paramą. Mūsų identifikacinis numeris yra 1907 39885. Į E3 stulpelį turite įrašyti ISEC Lietuva. Prie E4 stulpelio turite įrašyti 2 procentus, tačiau jeigu skiriate paramą ne tik ISEC Lietuvai, bet ir kitiems vienetams, tokiu atveju paramą turite paskirstyti pagal save. Ir E5 stulpelyje, jeigu jūs skiriate paramą ilgesniam laikotarpiui negu 1 metams, tai čia turėtumėt parašyti paskutinius metus, už kuriuos norite dar skirti paramą. Kadangi didžiausias laikotarpis, už kurį galima skirti, yra 5 metai, tai šiuo metu didžiausias metų laikas, už kurį galite dar skirti paramą, tai yra 2017 metai. Ir taip pat tenais iškart vietoje valstybinėje mokesčių inspekcijoje turėsite pasirašyti ir parašyti vardą pavardę. Ir tiek su šiuo būdu. Toliau, antrasis būdas yra elektroninis būdas per valstybinę mokesčių inspekciją. Taigi, ką čia reikėtų daryti? Pirmiausia, tiesiog reikėtų nueiti į Google, susivesti VMI deklaravimas ir eiti į pirmąją svetainę jums duodamą. Taip pat prie šios sistemos yra netgi 3 prisijungimo būdai. Galima prisijungti per išorinės sistemas. Su VMI priemonėmis galima prisijungti, jeigu jūs turite tam tikras identifikavimo priemonės suteiktas būtent VMI. Ir jeigu turite elektroninį parašą, taip pat galite ir su elektroniniu parašu. Kadangi yra paprasčiausia per išorinės sistemas, tai čia tiesiog jūs turite įsirinkti savo banką, kuriuo naudojatės. Tiesiog čia paspaudžiate savo banką, prisijunkite prie savo banko, ir štai jums iššoks toks langelis. Tai yra valstybinė mokesčių inspekcija klausia, ar jūs sutinkate, kad jūsų asmeniniai duomenys būtų naudojami toje elektroninė deklaravimo sistemoje. Tai čia jums reikia tiesiog spausti sutinku. Ir štai iššoka naujas langas ir čia turėtumėt paspausti tiesiog prisijungti prie EDS sistemos. Ir štai prisijungiame prie šios sistemos. Toliau, kad galėtume atskirti paramą šiuo elektroniniu būdu, turite rinktis skyrelį paramos skyrimas. Ir čia pavažiavę žemyn, matote formą pildymui ir čia pasirinkti reikia pačią pirmąją formą elektroninę pildymui ir čia galėsite pildyti formą tiesiogiai portale. Ir vėlgi štai iššoka naujas langas, ta pati forma, kaip ir rodžiau anksčiau. Tai čia vėlgi turite suvesti visus savo duomenis, viską pildyti taip pat, tik šį kartą jums tiesiogiai nereikia pasirašyti ir rašyti savo vardo pavardės, tačiau yra labai svarbu tiesiog paspausti pateikti. Ir štai ir viskas, kaip turėtume pildyti elektroniniu būdu paramą.
Kalbant apie trečiąjį būdą, tai yra labai sudėtingas būdas, todėl aš jo šį kartą net neaiškinsiu. Jeigu norėtumėt visgi pildyti paramą trečiuoju būdu, tada kreipkitės į mane ir tai yra į Rūtą Jakučionytę ir visada jums atsakysime. Tai šį kartą tiek jums norėjau papasakoti, tikiuosi, kad viskas aišku, jeigu ne, tuomet vėlgi turite klausimų, visada kreipkitės ir mes nekantrumu laukiam jūsų formų. Ačiū.